Labas, pažiūrėkim, kas laukia lapkričio 7 dieną. Kasgi čia iškris. Taip, taurių pažas. Galbūt kažkas skirsite nemažai laiko vaikams, laiko leidimui su jais ir vaikų klausimų sprendimui. Galbūt bus daug bendravimo, tiesiog žaismingo bendravimo arba tiesiog sulauksite komunikacijos iš tam tikrų asmenų. Tai yra tokia smagaus bendravimo, širdį pripildančio džiaugsmo bendravimo korta. Ir susijusi su lengvumu, žaismingumu, galbūt juokausite su draugais ar su vaikais žaisite. Tai prasmingo laiko ir gražios dienos.